Labadiena, mūsų pašnekovas Arūnas Vizickas, kainų lyginimo portalo Pricer LT įkūrėjas. Arūnai, sakykit, kiek laiko jūs tą darote ir kodėl to ėmėtės? Kaip jums atėjo į galvą mintis, kad čia Lietuvoje kažkas turėtų lyginti ir viešinti kainas? Aš taip pat prisimenu 16 metus, turbūt vasaros pabaiga, kai turbūt rugpjūčio mėnesį mes pirmą kartą paleidom, sakykime, savo tą puslapį ir mintis būtent buvo kilusi iš to, kad lyg tai atrodė, kad rinkoje yra pakankamai didelė konkurencija ir pasilyginus kainas mes kaip vartotojai galime iš tikrųjų nemažai sutaupyti. Bet bedarant šitą projektą pamatėm situaciją kiek kitokią, kad lyg tai žaidėjų yra ir nemažai, atskirose rinkose net jų yra daugybė, bet konkurencijos kaip po tokios neapčiapiam. Tai šiuo atveju teko imtis papildomų veiksmų, tai yra daryti tyrimus, kažkiek tai viešinti. Šiandien dienai mes bendradarbiaujam su plačių būrių žurnalistų ir dalyvaujam, sakykime, toj veikloj, kai nėra, ta prasme, konkurencijos, bet ją galima pakurti būtent per viešumą. Tai turbūt čia mūsų trumpai istorija veiklos, tai iš principo tas būrys tokių bendraminčių, jeigu jisai plėsis, tai mes turbūt galėtume galbūt ir daugiau kategorijų padengti ir tą skaidrumą rinkoje, sakykime, taip padidinti. Bet tai yra grynai privati iniciatyva, taip? O ar neturėtų to daryti institucijos ir padaliniai vartotojų, kažkokios institucijos, kurių iš tikrųjų tai darbas ir iš biudžeto turbūt tos įstaigos dar ir pinigus iš mūsų gauna? Jo, aš sakyčiau, iš tikrųjų šita veikla galėtų būti gerokai didesnio masto. Galbūt iš dalies šitą veiklą atlieka statistikos departamentas, turėtų galbūt atlikti, bet jisai tai atlieka, sakykime, pagal tokią metodiką, kur aš kaip vartotojas net negaliu suprasti, apie kokios produktus mes šnekame. Tai kalbama tokia galbūt mokslinė, reiškia, kalba, kuri taipogi man kaip vartotojui dažnu atveju nesufleruoja kažkokius tai sprendimus. Yra kita institucija, kuri šiek tiek giliau kapsto, netgi giliau kapsto negu kad mes. Tai yra Žemės ūkio informacijos centras. Jisai pateikia tam tikras diagramas apie maisto produktų kainų grandinės. Galbūt negausiai, bet pakankamai informatyviai. Bet šitoje vietoje mes nematom jų tiesiog eteryje. Nėra kam turbūt tai komentuoti. Tai mes karts nuo karto pasirėmėm jų informaciją. Yra vartotojų teisių tarnyba. Mes su jais bendradarbiaujam ir turėjom tokią patirtį, kad jų pavedimu atlikinėjame tyrimus, kaip pavyzdys, lyginom drabužių kainas visoje Europoje, žiūrėjom maisto produktų kainas ir buvo pakankamai rezonansinės tokios konferencijos, kur, sakykime taip, staiga mes Lietuvoje supratome, kad mes permokam už drabužius palyginus su tokiom turtingom šalim kaip Vokietija, Ispanija, Prancūzija ir panašiai, ir netgi rinkos dalyviai, kurie turėtų, sakykime, taip, pateikti produktus už patrauklę kainą, piktinasi, bet realiai jokių argumentų paneigti mūsų atrastus faktus nesugebėjo. Tai šitoje aš sakyčiau, jo institucijos yra, kurios tai galėtų daryti, bet būtent, kad ta medžiaga arba tas rezultatas šiandien dienai yra mažai pastebimas. Norėtųsi, kad tai būtų gerokai stipriau ir gausiau. Iš tikrųjų, kaip žmonės senai pastebėjo, kodėl važiuodavo apsipirkti drabužių ir dabar važiuoja, ne, į Italiją per išpardavimus, į Angliją, ir tai tiesiog vartotojai tą žino, nes sienos neuždarytos, mes matom net tų pačių brandų, tų pačių ženklų drabužiai, kiek kainuoja Europoje ir kiek kainuoja Lietuvoje. Netgi lietuvių gamintojai, užsienyje esantis lietuviai demaskuoja, kad savo prekes užsienyje, Britanijoje ir kažkur pardavinėja gerokai pigiau negu čia mums, Lietuvoje, esantis mūsų pačių gamintojai. Taip. Mes vieni nepatenkinti, mes turime skilti skaitytojų laiškai ir praktiškai vos ne kasdien gauname tokius faktus, kur
kainų skirtumai užsienyje, kainų skirtumai tarp atskirų parduotuvių, juokingi, komiški, reiškia, variantai, kaip pavyzdys saldainiai už 139 eurus, tai yra įprasta dėžutė, kuri, daug dievė, gali kainuoti 5 svarus, reiškia, ir dar leasingų pardavinėjimą yra, tai yra ir tokių, reiškia, faktų. Ir kad nepatenkinti esame ne vien mes, o visa armija, reiškia, vartotojų, tai tikrai yra taip. Dalis vartotojų yra nusivylusių, reiškia, sako, nieko čia nebus, čia kaip kliksmas į dausas ir niekas čia nieko neišgirs. Bet galim pasakyti, kad bent jau pastaruoju metu mes matome, kad mūsų profilį skaito ir prekybininkai ir jie iš tikrųjų pamatė, kad prisidirbo, bėga iš karto taisyti. Tai šiuo atveju, sakyčiau, tas visuomenės balsas, apsijungimas, jisai iš tikrųjų duoda efektą ir manyčiau, kad tam mastų didėjant mes tikrai gausim jėgą tokią, kad galėsim pakovoti už savo teises, už priimtinas kainas ir galbūt grąžinsime tą savoką versle, kad, sakykime taip, apiplėšti vartotoją šiandien yra negarbinga, o daryti verslą garbingai, sąžiningai ir orientuojantis į ilgą laiką bendradarbiavimą yra stipru, yra, reiškia, gerbiama. Tai jeigu ta savoka grįž, tai manau, kad Lietuvoje pradės atsirasti ir pagarba vienas kitam, tai yra ir vartotojai, ir vartotojas jausis gerbiamas, ir verslas atitinkamai taipogi girdės pagarbos ir dėkingumo, reiškia, išraišką. O tai gerai, tai dabar, kad pagreitintume procesą, tai dabar gal galite pavardinti, apšviesti, kokie dabar yra pagrindiniai tie būdai, metodai, kuriais vis tik prekybininkai kvailina pirkėjus. Kaip nepasimauti? Kokie yra jau anksčiau atsiradę ir gal dabar naujų kažkokių pastebima tendencijų, gal vartotojai jūs informuoja, susiduria jūs kažkokiais? Šiaip dažnu atveju tai yra toks klasikinis metodas, iš tikrųjų daug reklamos per televizorių, per daug visokių kanalų ir panašiai, kur sukūriamas toksai, pavadinkim tai burbulas. Aš esu pigesnis, tu pirk pas mane, nieko netikrinęs. Tai šitas dalykas yra pats pirmiausias blogis, mes turime tikrinti ir turime žiūrėti. Ir visų pirma, galim pasakyti taip, kad akcijos tiesiog migruoja. Yra, sakykime, 5 prekybos tinklai, yra 4 savaitės mėnesyje ir arba vienam, arba kitam tinkle jūsų mėgstamas produktas bus akcijuojamas, visose kitose 3 ir 4, reiškia, tinkluose, tai bus bandymas uždirbti iš jūsų neatsargumų. Kitas dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai kaip produktas sufasuotas, nes dažnu atveju paskelbiama kaina 399, bet nepasakoma už kiek. Tai kartais tai būna 400 gramų, kartais 500 gramų pakuotė, o kilogramo kaina bus tokia pati kaip ir pas visus. Dar naujas būdas, kurį mes čia pastebėjom, tai rašyti ant raudonos etiketės super kainą ir nevatai, ta prasme, vadybininkas parduotuvėje jau pasitikrino, jūs garantuoja, kad čia bus gera kaina. Tai iš tikrųjų tai ne velnio, ta super kaina yra dažnu atveju gali būti ir feikas. Nuėję į kitas parduotuvės jūs galite surasti gerokai pigiau. Ir 2 eurais, ir netgi 4 eurais pigiau. Dar viena galbūt gudrybė paskelbti -50, bet po to mažom raidėm parašyti, kad antrai prekiai. Tai tą irgi turėkite omeny, iš tikrųjų tas sutaupimas nebus toksai patrauklus, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Visi kiti būdai, tai iš principo patraukti vartotoją su kokia nors viena prekė, pavyzdžiui, bananais, į parduotuvę su tikslu, kad jūs nupirksite šalia tų bananų dar kitas prekes, kurios, sakykime taip, ne tik tai, kad padengs tą nuolaidą, bet ir dar sugeneruos papildomą pelną. Tai kiti būdai galbūt jau yra mažiau matomi, jie labiau tokie paslėpti. Tas ir svarbu žmonėm, nes tu tikrai toksai kaip tas grybautojas miške, kaip čia tu musmirių neprisirengti jautiesi su tais krepšiais eidamas. Ir tie būdai taikomi ir jie tikrai žmonės ant tų ir pasimauna ant slaptų, užslėptų visiškai. Kokie jie?
Nu, vat vienas iš, pavyzdžiui, prieš akciją pakelti kainą ir padaryti nuolaidą. Nors jau dabar galioja ES direktyva ir yra numatytos baudos, yra 30 dienų iki akcijos, tu turi išlaikyti tą kainą, kurią po to brauksi, paskelbti akciją ir jinai turėtų galioti 30 dienų. Tai šiandien dienai mes galim pasakyti, kad turbūt kontroliuojančios institucijos neturi instrumentų patikrinti šitą dalyką ir prekybininkai puikiai to naudojasi. Patikrinti, ar iš tikrųjų 30 dienų buvo laikoma ta kaina, kuri yra nubraukta ir nuo kurios padaryta dabar 20, 40 ar 50% nuolaida, yra praktiškai neįmanoma, jeigu tu neturi istorijos. Reiškia, kad tą istoriją gauti, jau tada reikia lysti į tos įmonės buhalteriją, o tam jau reikia pakankamai daug resursų. Tai va šitoje tai vis dar galioja šitie pamanipuliavimai, ypatingai kai skelbiami kokie nors ten juodieji išpardavimai, paskutiniai išpardavimai, naktiniai išpardavimai. Tai netgi ne mūsų atlikti tyrimai rodo, kad Black Friday, sakykime, taip skelbiamos nuolaidos, jos dažnu atveju 95% yra arba ta pati kaina, kuri buvo prieš tai, arba netgi sumanipuliuota ir netgi pakelta kaina. Tai šitoje vietoje pagrindinis galbūt patarimas yra toksai, kad reikia žinoti, ko tau reikia, tai jau iš tikrųjų labai smarkiai sumažina galimybę, kad tau kas nors įprūdis, ko tau ir nereikėjo, nepasiduoti tai emocijai. Žinant to, ko tau reikia, tu iš principo turėtum atlikti tokį mini tyrimėlį, kiek tai kainuoja ir kiek galėtų kainuoti ta tokia jau labai patraukli kaina. Ir kai mes tą dalyką žinom, mums lieka tik tai pasilyginti su to, ką mums siūlo. Jeigu mes matom, kad iš tikrųjų pasiūlymas vertas dėmesio, jis atitinka mūsų kriterijus, tai tada verta pirkti. Jeigu ne, tai patikėkit manim, kaip minimum Black Friday bus ir kitais metais. Naujieji metai irgi bus kitais metais. Reiškia, visos šventės bus kitais metais. Ir tarp kitko mūsų viena iš skaitytojų pasakė tokį dalyką, čia kaip, nežinau, kaip pamoka, sako, geriausias dalykas pirkti kalėdinės dovanas yra po kalėdų, iškart po kalėdų kitiems metams. Tada, sako, yra ir pasirinkimas, ir geros kainos, ir niekur skubėti nereikia. Aišku, vienintelis dalykas, kad reikia turėti vietos, kur tai pasaugoti. Bet dar, Arūnai, kitas dalykas yra nepamiršti, kur paslėpiai ir nepamiršti iš vis, kad paslėpiai, nes būna taip turbūt. Taip, bet kartais tai būna tokia netikėta šventė anūkams, jeigu jie atranda tą slėptuvę, jiems tada būna dviguba nauda, jie, reiškia, ir tas kalėdinės dovanas valgo ir dar po to, reiškia, jiems per kalėdas dar kitas dovanas dar padovanoja. O dabar pasakykit, kas čia per tas mūsų visuomeniai fenomenas akcijos? Čia atrodo, tas žodis akcijos įjungia žmonių smegenyse kažkokią lemputę ir jie ten bėga, kas tai per akcija, nes man irgi tenka nemažai būti ir Europoje, ir kitose šalyse, kažkaip niekur to nėra tokio antiek lygų, čia lyga kažkokia manija, kas čia yra? Juk mes suprantam, kad ir supranta žmonės, kad tai yra manipulacija, bet jie negali atsispirti. Jie galbūt žmonės įsitikinę, kad per tą akciją tada ta kaina normali, nes visą kitą laiką gerokai užkeltos. Turbūt taip dabar yra, tai net jokios ne akcijos. Jo, aš tai pasakyčiau taip, čia galbūt bandoma taip šiek tiek suversti tą, reiškia, kaltę vartotojui, kad jisai toksai pas mus kažkoks specifinis, jisai tik per akcijas perka, reiškia, ir panašiai, ir jeigu jam neparodai, kad tai akcija, jisai ir nepirks. Bet esmė yra tokia, kad iš principo taip elgtis vartotoją privertė prekybininkai su prekės ženklų atstovais. Tai kodėl taip atrodo? Mechanizmas atrodo taip, kad yra užkelta ta taip vadinama reguliari kaina ir jeigu ją dabar palyginti, nežinau, su kokia čia, netgi Šveicarija arba Švedija. Dažnu atveju jau, ta prasme, kaip anekdotas tampa, kad švedai gyvena prasčiau negu kad mes, dėl to jiems daro geresnės kainas. Bet iš tikrųjų tai yra tiesiog tas reguliarios kainos lygmuo yra užkeltas į tokį lygį, kad tiesiog proto jau nesuvokiama yra. Ir jeigu lyginti tas kainas jau Europoje, tu pamatysi, kad čia yra visiška nesąmonė. Ir po to nuo tos kainos yra skelbiama akcija. Akcija, kuri yra ten 30-40%. Ir reikia suprasti, kad
tas akcijinis lygmuo dažnu atveju jisai prilygsta tam lygiui, kai prekė Vokietijoje be akcijos. Tai čia yra būtent tas manipuliavimas. Ir jeigu vartotojas būtų visiškai nesirientuotų ir, ta prasme, ir pirktų prekes be akcijos, tai jisai permokėtų. Jis praktiškai vos ne 2 kartus sumokėtų už tą prekę, kai galėtų nusipirkti alternatyviai 2 tokias. Tai be abejo vartotojas taip ir elgiasi, kad jisai, jeigu nemato ženkliuko akcijai, jisai net nežiūri į tą prekę, nes žino, kad permokės. Bet marketologai tai aiškina, kad čia yra vartotojas kaltas. Jeigu jie nuimtų, reiškia, tą ženkliuką, tai niekas nieko nepirktų. Realiai, iš tikrųjų, turbūt, kad matydami priimtinas kainas normalaus lygio, mes tikrai pradėtume pirkti ir be akcijos. O jeigu ir būtų skelbiamos akcijos, ten, nežinau, 5, 10, 15% nuo tos priimtinos kainos, jos taip pat motyvuotų, reiškia, ir taip pat pirktų. Kaip, nežinau, kaip ir bet kur Vokietijoje, taip pačioje Lenkijoje, ta prasme, ten ir kitose, reiškia, šalyse. Tai čia tai ir paaiškina iš dalies tą mūsų, sakykime, orientaciją į tą lipduką akciją. Jeigu būtų normalus kainų lygmuo, to lipduko tikrai nereikėtų taip masiškai masikuoti. O tai ir yra galimybė kažką pakeisti dabar, kaip mums sugrįžti į normalų gyvenimą, ta prasme, kaip sumažinti tą, aš tai sakyčiau, prekybininkų iškreiptą požiūrį ir tą apetitą, nes iš tikrųjų tos kainos taip sukeltos, kad tikrai žiopteli. Kartais tiesiog išsižioji ir negalėjai užsičiaupti, nes nesuvoki, kaip taip gali būti. Čia pagrindinis dalykas yra, reiškia, du momentai. Tai vienas dalykas tai yra konkurencija tarp prekybininkų, vėlgi ta velykinė kainos garantija, kurią paskelbė Maxima ir dėl kurios konkuravo Lidlas, labai aiškiai parodė, kad produktai gali atpigti. Ir kai tu pasakai, kad bulvės kainuoja 3 euro centai, tai net nebūtina, reiškia, sakyti, kad čia akcija. Žmogus iš karto supranta, kad čia yra gera kaina. Alternatyviai bulvės kainavo kitose prekybos tinkluose, kurie nedalyvavo šitoje konkurenciniai kovoje, 79 euro centus. Tai, tu netgi gali prie 79 padaryti minus 50%, o šalia bus padėta, reiškia, po 3 centus. Tu spjausi tokią akciją ir, prasme, pasijoksi iš jos. Tai realiai aš turbūt sakyčiau, tai yra būtent atgaivinti konkurenciją, atgaivinti tą, sakykime taip, verslo požiūrį į savo darbą, ne į tai, kad ištraukti maksimaliai pinigų mažiausiam pastangom, o iš tikrųjų dirbti vartotojų labui. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas tai yra viešumas. Ta prasme, jeigu visa tai būtų, sakykime taip, lengvai prieinama, lengvai palyginama, tai manau, kad tai irgi labai teigiamai paveiktų. Nes dabar gaunasi taip, kad atėjęs į fizinę parduotuvę ir papuolęs ant to emocinio, reiškia, dalyko, tu alternatyviai palyginti dažnu atveju net ir negali. Arba tai tau kainuos labai brangiai. Tu nueiti į kitą parduotuvę, tai yra vėlgi pusvalandis, kol tu tą prekę surasi. Šalia viso to yra tai, kad tu perki ne vieną prekę, o visą, reiškia, rinkinuką. Tai pas tave gali gautis, kad tu medžioji vieną prekę ten 1 eurą, kitoje vietoje galbūt tu jau permokėsi, nes tai gali būti, reiškia, jau brangiau. Tai visą tai sukuria tam tikrą barjerą ir to prekybininkai šiandien dienai naudojasi. Tai jeigu mes kaip vartotojai turėtume galimybę, reiškia, čia ir dabar pasilyginti ir išsirinkinėti, pavadinkim taip, vyšnaitės, tai mes jau dabar galėtume taupyti. Mūsų, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad jeigu aš iš viso krepšelio išsirinkčiau pačius pigiausius produktus per visus tinklus, tai aš sutaupyčiau iki 30%, reiškia, kainos. Tai yra pakankamai reikšminga suma. Tai praktiškai visa infliacija, kuri buvo, reiškia, užaugusi, aš tos 30% galėčiau susigrąžinti. Bet tai man kainuotų, čia nėra įverčio, man tai kainuotų apeiti visus tos 5 prekybos tinklus ir dar aš turėčiau turėti instrumentą, mobilio aplikaciją kaip pavyzdys, su kuria aš galėčiau, reiškia, išsirinkti būtent tos pigiausius. Bet iš tikrųjų tai žmonės taip ir daro. Ir sakykim, tu tikrai jautiesi kaip tas medžiotojas viduramžiais tam, kad pavalgyt,
tu degini kūrą, sudarai vis didesnius kamščius, važiuoji per 5 prekybos centrus, nes vienur tas pigiau, kitur tas. Pas mus tų prekybos centrų kaip mažai šaliai, tu ko gero net nėra labai mažai. Kaip čia yra, kad ne vis tiek neatsiranda. Aš sakyčiau, kad skaičiumi lyg tai atrodo viskas normalu, bet elgsena, va čia svarbiausia yra elgsena. Tai mes būtent pastebim, kad visgi rinka yra, sakykime, taip koncentruota. Ir gal iš dalies, ta prasme, visas šitas efektas yra pasiekiamas per tai, kad dalis prekinių ženklų užtikrina taip vadinamą tą kainų lygį visoje rinkoje. Ne? Jeigu ne jų pagalba, tai turbūt tos kainos būtų gerokai labiau išsimėčiusios tarp prekybos tinklų. O dabar, kaip pavyzdys, jeigu brandinis pienas, tam, pavyzdžiui, koksai Dvaro brangsta, tai jisai brangsta visur į vienodą kainą, ne? Po 10, po 20 euro centų, bet visur. Tai ką tai reiškia, kad realiai čia neveikia rinkos ekonomikos dėsniai, kuriuos mes mokomės ekonomikos, reiškia, ten fakultetuose arba, reiškia, atskiruose kursuose. O tai reiškia, kad tai yra, vos neplaninė ekonomika, ką už kiek pardavinėti. Iš vienos pusės, o iš kitos, ar vis dėlto negalėtų kažkaip labiau vis tiek valstybė įsikišti ir neleisti tiem pardavėjam užlipti žmonėm ant galvos ir sakyti, tai savaiminis procesas, rinka pati susireguliuos, bet jinai susireguliuoja į vieną pusę kažkaip tai. Visą laiką tas vartotojas nukenčia ir sakot, gera kaina. Gera kaina tam, kuris parduoda. Tai nieks nepaneigs, kad gera. Kas yra žodis gera arba super. Tai čia niekaip nepadiskutuosi, nei teismuose, nei niekur. Tai gal tikrai kažkaip tai truputėlį reguliuoti galima tos dalykus, net ir tą patį PVM ar kažką, ta prasme sakyti, tai žmonės vis tiek sukti, nesąžiningi ir nedarykim nieko. Ar tai teisingas kelias? Aš manau, kad neteisingas kelias ir čia turbūt mes turėtume galbūt ilgainiui bėgant prieiti prie tam tikros, nežinau, metodikos, galbūt, reiškia, paieškos, nes kai ką galima būtų reguliuoti, reiškia, įstatymiškai, bet, negali, reiškia, prašyti, kaip kas turi kvėpuoti, kokiu dažniu, ta prasme ir panašiai. Ir čia jau turėtų veikti, sakykime, taip, arba prižiūrinčios įmonės, arba netgi, sakykime, tam tikri intervenciniai instrumentai, ne? Tai jeigu mes kalbame apie prižiūrinčias organizacijas, tai nemažai turbūt aš kritikos strėlių paleisčiau konkurencijos tarybai, nes šiandien dienai jų požiūris į savo funkciją apsiriboja tik tai to, kad paskirti baudas už tai, kad žmonės kalba apie kainas. Ne? Bet, reiškia, tų baudų paskirimas, kaip atrodo praktika, jinai, reiškia, priemonė niekaip neprisideda prie to, kad konkurencija atsigautų, arba kažkaip, reiškia, pasikeistų į gerąją pusę tą patį kainodarą. Nes taip gaunasi, kad verslas gauna, pavyzdžiui, 60 milijonų baudos, tai jiems tai yra kaštai, o kaštus, kaip pavyzdys, verslas dažnu atveju nori perkelti į kainą, kad tai atidirbtų ir, ta prasme, ir to pasiekoje mes kaip vartotojai tą baudą ir sumokame. Jeigu, kaip pavyzdys, orientacija būtų į tai, kad skatinti konkurenciją, kad, reiškia, net tie pokalbiai apie kainą taptų beprasmiai, o čia būtų galbūt gerokai prasmingiau. Priemonių yra ir aš galiu pasakyti, kad žmonija įveikia gerokai sudėtingesnės problemos, negu kad konkurencijos atkūrimo, reiškia, vienoje kažkokioje konkrečioje šalyje. Tik tai, kad reikia pasiraitoti, numatyti, sakykime taip, motyvuotų žmonės į tas pozicijas ir padaryti tvarką ir tiek žinių. O kurioje vietoje labiausiai užkyla kainos? Kas čia kalčiausias? Čia turbūt ryškiausias tas laikotarpis buvo, kai prasidėjo tas pokovidinis atsigavimas ir po to dar karas. Tai buvo dvi tokios bangos ir, reiškia, ir tos kainų grandinės labai aiškiai parodė 3 šaltinius, kurie pelnėsi labiausiai iš tos situacijos. Ir 2 kraštinės grandinės, kurios labiausiai nukentėjo. Tai vartotojas apmokėjo visą šitą balių, jam tai buvo skausminga ir, ta prasme, ir kainos augo tiesiog kaip ant mėlių. Tuo tarpu ūkininkas realiai šitam baliuje padalyvavo labai trumpai ir labai neženkliai. O reiškia, kas gavo didžiausią naudą, tai perdirbėjai,
tai prekybininkai ir trečioje vietoje valstybė per PVM. Nes PVM yra procentinė išraiška ir kuo didesnė absoliuti suma, to reiškia daugiau pinigėlių įkrenta į, pavadinkim taip, į biudžetą. Tik tai po to klausimas, o kur jie visi dingo, nes po to mes kažkaip kalbam apie tai, kad nebeužtenka ir ta prasme ir panašiai. Tai vat, kalbant apie galbūt kitas dvi grandinės, tai perdirbėjai ir prekybininkai, tai vat šiuo atveju, sakyčiau, taipogi yra nesveika susidariusi situacija atskirose grandinėse, kur perdirbimas susikoncentravo į nedidelį kiekį, reiškia, žaidėjų, kurie realiai gali diktuoti ir už kiek supirkti, ir už kiek po to, sakykime taip, parduotuvės turėtų arba galėtų pardavinėti. Parduotuvės bevykdami, ta prasme, tos susitarimus, iš tikrųjų, reiškia, pasididino savo didelės maržas ir po to, žinot, gaunasi taip, kad jeigu jau ant šitų produktų aš sugebu uždirbti ten 40, 60, 80%, tai tada ant kitų to labiau aš turėčiau, reiškia, uždirbti dar daugiau. Ir tas gobšumo apetitas, kuris ateina bevalgant, jisai iš principo pakėlė visą bendrą foną. Tai va, tai šitoje vietoje mes dar turėjome ir tokių galbūt blogybių, kad lietuviams, ta prasme, reiškia, kaina yra nustatoma pagal finansinius rezultatus, ta prasme, čia pačių perdirbėjų, tuo tarpu eksportuojant, ten, sakykime, taip veikia rinka, ne? Ten tu esi vienas iš ir tu nesi toksai didelis, užtat tau moka tiek, kiek tu esi vertas. Ir tada gaunasi tokia situacija, iš manęs pradėjo mažiau pirkti Italijoje arba užsidarė Kinijos rinką, ką daryti, reiškia, reikia gerinti savo finansinius rodiklius. Taigi labai paprasta, pakelkim lietuviam kainą. Tiek žinių. Mūsų pastoviai motyvavo ir motyvuoja pirkti brangiau lietuvišką prekę, kai tuo tarpu užsienį jinai kainuoja pigiau. Bet dar yra dar viena tendencija, kurį mano kolega labai gerai patyrinėjo, Petras Čepkauskas. Tai būtent tai, kad po lietuvišką etiketę dabar dažnu atveju slepiasi, reiškia, nelietuviška produkcija. Kaip pavyzdys, Kėdainių kraštas, Kėdainių agurkai, reiškia, ir panašiai, o konservuojami indiški, turkiški agurkai, nežinau, iš kitų šalių, žirneliai, taipogi, sakykime, taip atrodo lietuviška etiketė ir panašiai, o pagaminta Vengrijai. Tai šiuo atžvilgiu, sakyčiau, ta devalvacija, pirk prekę lietuviškai, jinai įgavo pagreitį ir aš manyčiau, kad ilgainiui bėgant, taip šnekant, kad visgi remkim lietuvišką verslą, dar kažką, bus tuščias garsas, nes patys labai intensyviai dirbom, kad sugriauti šitą dalyką. Tai ką, svarbiausia yra negalvoti, kad nedarykim nieko, nes vis tiek nieko nepadarysim. Ir kad... Ne, tikrai galim. Mes tikrai galim daug padaryti ir tikrai daug kas yra mūsų rankose, net nežiūrinti tai, kad galbūt pradžioj ta problema atrodo labai didelė. Bet nuosekliai dirbant, jungiantis į bendruomenės, garsiai šnekant apie problemas, tikrai galima išspręsti. Tai ką, spręskime, skambinkime, rašykime Pricer LT, stebėkime, ką jie daro ir nebūkime tais kvailiais, kuriais naudojasi ir svetimas, ir savas, ir visi, ir vis tiek mes kentėjai. Norim gyventi geriau, turim dėti kažkokias pastangas ir patys, tiesa, Arūnai. Taip, būtent. Tai buvo Arūnas Vizickas, kainų lyginimo portalo Pricer LT įkūrėjas, o šiaip tai ko gero vienas didžiausių kainų ekspertų šiuo metu Lietuvoje. Ačiū, Arūnai. Taip ir toliau. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.